grįžtam iš reklamos. Pirmo daly daugiau šnekėjom apie muziką. Undergroundinę muziką, mūsų berniukai, aišku, kaip muzikantai fainiausiai pašnekėjo. Jo, bet mums reikėtų pašnekėti ir apie politinius dalykus visokius. Nelabai įdomu, bet į anarchiją susijęs su tuo ir panašiai gal reiktų, ne? Kodėl neįdomu? Geras, man čia žinai. Politika man taip neįdomu. Man įdomu. Taigi jis balotiruosis, nu, tai... Aš gėsiu. Taip. Rimtai esi? Taip. Kam? I want to have rest. Aš noriu pailsėti. Geras požiūris, į politiką pailsėti. Aš tau padėktų. Apsiviniojo pavyzdžiui, palaukit, tai vadinamas pogrindis, tai politikoje visą laiką egzistavogi. Politikoje? Visi revoliucionieriai, taigi kas tai buvo, tai ir buvo pogrindis, tai galbūt jie ten ne supermenininkai, bet iš tikrųjų. O, pavyzdžiui, Murza undergroundas? Murza tai jau jis yra populistas, jis jau nebėra undergroundas, nes jis išlindo ir jau pasireiškė, ir subūrė. Jau popsas. Ne, nežinau iš tikrųjų, bet aš... Labai priklauso nuo kokios perspektyvos, žinai, stebi viską. Jeigu, tarkim, gyventume fašistiniam režime, tai visi kiti būtų undergroundininkai, žinai, tie, kurie kovotų už laisvę ar kažko tokio. O šiuo atžvilgiu, žinai, tai yra undergroundas politinis gali būti vien, tik tai, kai yra kažkoks pluralizmas. Demokratinis. Nu, nebent tada būtų jie kažkokie nelegalų, žinai, kur ten pasislėpė sklepuose, žinai, ten galvoja ir kūrė visokias. Aš dabar pagalvojau, kad undergroundas politikoje, jeigu mes susietume su muzika arba menu, tai turėtų būti kažkas, kas keičia politinę santvarką arba šalies kažkokią kryptį be valdžios perėmimo. Pavyzdžiui, kad ir tie žalieji, kurie pas mus buvo, taip, jie nesiekė valdžios iš esmės, bet jie bando kažkaip įtakoti, taip. Arba va, ta mano iniciatyva irgi yra tokia, visokie, nu kaip, yra, pavyzdžiui, savivaldos visokie modeliai irgi taip, kur visuomenė tvarkosi pati, ten atėjo pas tave bando apvogti, tu praneši, ne? Nu, atseit, nu, tu vis tiek kišiesi į kažkieno kito gyvenimą. Ir viso to modelio sukūrimas, pavyzdžiui, jis irgi kažkokia yra alternatyvi politika. Agree or no? Agree. Pavyzdžiui, mano sena idėja, aš tau paaiškinsiu vaizdžiai, su egzamplu. Karas keliuose, taip? Nes Adamkus pasakė, oi, kokia pasibaisėtina situacija, apsakant, miršta daugiau pas mus keliuose negu JAV karių Irake, oi, ką daryti. O galima padaryti labai paprastai. Jeigu tu galėtum pranešti, kad kažkoks debilas laksto ir po to šitą informaciją apie lakstymą paimtų draudimo kompanija ir atsižvelgtų į tai drausdama jį kitais metais ir jis sumokėtų draudikui 500 litų daugiau ir jam būtų pasakyta, hebra, nu, tu bičiukas, tu važinėjai apie tave 20 pranešimų iš skirtingų vietų. Taip? Tai yra pati paprasčiausia savivalda, kur mes žmonės valdome save, valdome tokius erelius ir stabdom karą keliuose. Štai ir viskas. Ir tai yra undergroundas, ir tai yra politika. Tai yra kitoks paprasčiausiai dalykas. Tai yra alternatyva. Tai va, bet ar tai pavyzdžiui, sutiktų mūsų svečias, kuris ateis pas mus su tokiu teiginiu, tai čia klausimas. Tai gal ir paklauskime. Tai gal ir tą progą mes pakviečiam žymiausią Lietuvos anarchistą. Labą. Labulka. Prisėsi. Tomas. Sveikas. Kasparas. Labas, Kasparai. Malonu. Sveikas, Kasparas. Sveikas. Prisės gal. Jo. O kodėl šitas dalykas pas mane Čia skvotas pas tave. Kas? Jis skvotė dabar. Kur? Skvotė gyveni. Nežinau, kas Tai skvotė. Kasparai, gal papasakok biškį apie anarchistų... Kas Aš yra nežinau. anarchija? Yra realiai 3 teorijos, jeigu aš neklystu, kaip galima suprasti. Tai gali būti kaip valdžia be tvarkos realiai, be sistemos, kaip spontaniškai sukurta santvarka, taipogi gali būti suprasti, yra dar kažkokia trečia savoka, kurią aš pamiršau. Ne, tai iš esmės anarchija yra tokia visuomeninė santvarka, kada žmonės patys sprendžia už save, kada jie kūrė tam tikrus bendrus junginius, darinius, bendruomenės, federacijas
ir taip toliau. Ir tada, kai kiekvienas žmogus yra politiškai atsakingas už veiksmų priėmimą. Ir tada praktiškai tuomet nebereikia ir pačios valstybės, nes pati valstybė yra tai, kas už mus nori nuspręsti, padaryti už mus sprendimus, taip pat elgiasi reklama, reiškia, supermarketas taip pat veikia. Jie taip pat mus nori įtikinti, kad štai šita prekė yra geriausia, štai yra geriau negu kitas dalykas. Ir tai paprasčiausiai kartais tiesiog neatsižvelgiama į žmogaus laisvės. O galima sakyti tada, kad žmogus supermarkete perkantis labai populiarų produktą, kuris yra reklamuojamas, palyginus su tuo žmogum, kuris perka visai naują ir nežinomą produktą, tai tas, kuris perka naują produktą, yra vadinamas anarchistu, palyginus su tuo, kuris perka populiarų produktą ir reklamuojamą. Anarchistas paprasčiausiai stengiasi nepirkti to, ko jam nereikia, ta prasme, ko jam yra per daug. Bet yra labai paprastas būdas, ta prasme, ką gali daryti anarchistas. Viską iš esmės, ko tau reikia, tu gali pasiraminti, užsiauginti pats, galbūt netgi daugiau turėdamas pasidalinti, neparduoti, bet pasidalinti su kitais žmonėmis, su savo draugais. Gerai. Tai kuo tada tai skiriasi, visą tai skiriasi nuo komunizmo, kur mes irgi dalinamės? Komunizme mus privertė dalintis. Anarchizme mes dalinomės patys. Ir ta prasme yra paprasčiausias skirtumas tarp sistemos, sakykime, ir tarp DIY, do it yourself kultūros. Tai, kad ta prasme sistemoje tu esi priverstas vartoti, priverstas daryti, priverstas dirbti, tada, kai tu gal paprasčiausiai visai to nenori daryti, bet... Jeigu tu nori gauti reikšmę kažkokią žmogų teisingai. Kitas atvejis, aišku, tie patys pinigai, ta prasme, jie taptų nereikalingi tuomet, jeigu žmonės nebeturėtų didelio poreikio kaupti, o didesnį poreikį. Pavyzdžiui, jeigu tau nereikėtų 300 eurų madingų dėvėtų džinsų, tai... Tobuliausiai buvo santvarka, aš tau bulvė, tu man morka. Kaip yra Lietuvoje? Ar yra ten kažkokie susibūrimai anarchistų ar kiekvienas? Lietuvoje yra daug dalykų, kurie niekada nėra parodomi valdžios, niekada apie juos nerašo laikraščiai, bet kartais, aišku, Lietuvoje galima padaryti, sakykime, sukviesti daug žurnalistų, tada kažką parodo. Bet egzistuoja daug užsiėmimų, tai yra, pirmiausia yra knygų leidyba, ne? Va. Jūs patys leidžiat knygas? Jo, yra leidykla kitos knygos, kuri tarsi legaliai pagal verslo principus bando parduoti tokį visokį, tai visuomeniai patinkantį ir kartais tokį konfliktišką, chuliganišką produktą. Tai va čia Revara, reiškia, ir kiti dalykai. O kita vertus yra daug nepriklausomos spaudos, tai yra žmonės, kurie renkasi
į butus, kurie susirenka informacijos pasiieškoti, jie patys paskui pradeda kurti savo zinus, savo, ta prasme, įvairias knygas ir pavyzdžiui, yra kapitalizme įprasta, reiškia, viskas yra pelnas, ar ne? Tai anarchistai bando tą, reiškia, tą moralą, reiškia, tą arkaną sugriauti. Jie visą laiką mano, kad, ta prasme, svarbu yra tai, ką tu darai, svarbu yra tavo kūryba, svarbu yra tavo darbas, kuriuo tu prisidedi arba neprisidedi. Aš manau, kad tikrasis undergroundas Lietuvoje prasidėjo po, jisai galima kalbėti apie valstiečių sukilimus, ne? Žinok, reikia trumpiau. Aš turiu tokį pasiūlymą. Tu atleis, bet mes to padarysim undergroundą truputį šitoj laidoj, nes Ryža turi atiduoti kažkam prizą, jas? Taip, ir aš kažką girdėjau, kad Kasparas padovanotų truputėlį knygų, ne? Jo, tai aš šitas, bet knygas dovanoju griežtai MTV. Noam Chomsky. Tai mes padarysim 4 konkursus. Čia Guevara. Mes atsiekėmės atiduodam. O gal vieną didelį, padarom vieną didelį konkursą ir leidžiam Kasparui sugalvoti klausimą. Nes knygos tikrai vertos, kad klausimas būtų truputėlį sudėtingesnis negu paprastai, nes atspėti, kas apmyžo reklaminį skydą, čia ir taip aišku, kad Linas Kleiza. Baigiam apie tai. Bet iš tikrųjų gali sugalvoti kokį nors tokį, ne super sudėtingą, bet sudėtingesnį klausimą, negu paprastai mes užduodam, kadangi goodie bagas yra kaip niekad vertingas. Jo, šį kartą labai geras dovanų maišelis su DVD marškinėliais, MTV užrašų knygutėm ir Kasparo knygutėm. Nu gerai, tada paklausiu tokį sudėtingesnį klausimą. Reiškia, kurioje šalyje nuo 94 metų vyksta horizontali piliečių revoliucija, kuriai vadovauja zapatistai ir jų vadas subkomandantė Markosas. Dabar pasiūlyk 3 variantus. Nikaragua be Meksikos Iš kurių Guatemala. vienas teisingas. Jo, Pakarto? A Nikaragua be Meksikos Guatemala. Gerai. tinka? Ir yra čia atsakymas teisingas, nežinau. Žinai ir gelis. Tai norėdami gauti šitą goodie bagą, siūskite SMS numeriu 1351, rašykite raidę A, B arba C. Dar pakartok. A Nikaragua be Meksikos Guatemala. Tai va, jeigu žinote teisingą atsakymą, siūskite ir šitas vertingas, man atrodo, vertingiausias visų laikų gerybių maišelis bus jūsų. Bent jau O dabar žiniomis. bėkite į Google ir žiūrėkite, kurgi ta vyksta revoliucija, tuo tarpu mes išeiname į Markos pertrauką. Zapatista.